Įsitaisyk kuo patogiau, kad niekas netrukdytų tau gilaus atsipalaidavimo. Gali būti, kad po dienos tavo protas dar kuria įvairius planus. Leisk jam dabar atsipalaiduoti. Koncentruok dėmesį tik į savo kvėpavimą. Ramus, tolygus kvėpavimas. Nieko nereikia daryti, nei lėtinti, nei sustabdyti kvėpavimą. Tik jausk, koks tavo įkvėpimas ir iškvėpimas yra dabar. Jausk, kaip oras įteka per šnerves ir išteka per šnerves, kai tu iškvėpi. Atkreip dėmesį į kūną, ar jam tikrai patogu. Tu gali sėdėti arba gulėti. Labai svarbu, kad tau niekas netrukdytų maksimaliai atsipalaiduoti. Atkreip dėmesį, kaip įkvėpimo metu krūtinė kyla, iškvėpimo metu krūtinė leidžiasi. Įkvėpimo metu tavo pilvas kyla, iškvėpimo metu leidžiasi. Tiesiog stebėk. Jeigu kažkokios mintys vis dar ateina į galvą, neprisirišk prie jų. Tegul mintis ateina ir išeina, o tu ir toliau stebi savo ramų kvėpavimą. Įkvėpimas, krūtinė kyla, iškvėpimas, krūtinė leidžiasi. Įkvėpimas, pilvas kyla, iškvėpimas, pilvas leidžiasi. Tavo kojos darosi sunkios ir atpalaiduotos. Tavo rankos apsunksta ir atsipalaiduoja. Tavo galva sunki ir atpalaiduota. Stebėk, kaip kūnas pamažu grimsta į gilų atsipalaidavimą. O dabar įsivaizduok save stovintį ant skardžio. Po tavo kojomis riaumojantis okeanas. Įsiklausyk į save. Ar šis begalinis vanduo tave gąsdina ar ramina? Nieko nereikia daryti, nieko nereikia spręsti, tik jausk. Stebėk bangas, besiritančias į krantą.
Akimis pabandyk surasti horizontą ir pastebėk, kad šis beribis okeanas susilieja su dangum ir visiškai neaišku, kur yra pabaiga. Šis okeanas yra kaip simbolis viso to, ką gyvenimas mums pasiūlo. Tai gali būti galimybės, progos, tai gali būti džiaugsmas, šokis, tai gali būti baimės, abejonės, tai gali būti skaudžios pamokos ir iš jų ateinanti išmintis. Renkiesi tu, ką pasiimti, o ką paleisti. Stovint ten ant skardžio, visa krūtinė įkvėpk okeano kvapą. Įkvėpk gyvenimą į save. Ar jauti kaip gera? Ar jauti kaip gera kvėpuoti gyvenimą? Jausti. Mylėti visą savo esybę. Jausti ir įsileisti dar daugiau jausmų, dar daugiau galimybių. Pabandyk susilieti su šiuo okeanu. Tapk ir tu beribis, didžiulis, kunkuliuojantis kaip tas vanduo. Įsiklausyk į save. Ką tau dabar sako vidus? Ką vidus nori tau pasakyti? Klausyk. Ar tos bangos tave baugina, ar kviečia judėti toliau? Ar gali atsiduoti tam nuolatiniam judėjimui, tai jėgai, kuri netelpa tavo krūtinėje? Kvėpuok. Kvėpuok giliai į save. Kaip gera, ar jauti? Prisipildyk sklidinai iki pat viršaus. Tiesiog gerk. Gerk gyvenimą į save. Tu čia atėjai patirti. Tavo siela nori per patirtis augti. Netrukdyk jai. Gyvenk gyvenimą. Leisk sau patirti kuo daugiau. Leisk sau jausti. Leisk sau mylėti visą širdimi. Ir dar kartą giliai įkvėpk pilna krūtine. Ir iškvėpk su palengvėjimu. Dar keletą kartų. Įkvėpk ir iškvėpk savo ritmu, savo tempu. Tiek, kiek tau reikia. Jaus, kaip po truputėlį kūnas tampa gyvas. Tavo venomis teka tas beribis okeanas ir pripildo net tolimiausius tavo kūno kampelius. Netgi ten, kur
pats nenori žiūrėti. Ten, kur skauda, ten, kur baisu, ten, kur esi pažeidžiamas. Įsileisk ten šviesos. Įsileisk ten tą kunkuliuojantį okeaną. Ar jauti, kaip lengvėja? Jauti, kaip darosi paprasčiau, kaip darosi švelniau savo. Dar kartelį akimis apžiūrėk šį okeaną, šią beribę stichiją. Dar kartelį akimis sugerk šitą grožį, plaučiais sugerk į save šį kvapą. Ir paklausk savęs, o kaip galėčiau šią jėgą integruoti į savo gyvenimą, į savo kasdienybę, kad kiekvieną dieną jausčiau tas jėgas, jausčiau, kad aš galiu gyventi, galiu sau leisti patirti, galiu sau leisti šokti gyvenimo šokį. Po truputėlį sugrįžk į čia ir dabar. Vėl pajausk savo kūną, gulinti ant grindų arba sėdinti. Prisimink, kaip atrodo patalpa, kurioje esi. Giliai įkvėpk, iškvėpk. Taip keletą kartų, kol pajusi norą sugrįžti į čia ir dabar. Mūsų šios dienos praktika baigta.